Na va, pas mūsų 5-oji stovyklos diena, žygių diena. Su vaikais keliaujam. Atvežė mumis iki tokios labai fainos sodybos. Čia yra alpakų, yra ponių, avių ir vaikai mokysis ganyti avis, kaip šunys laksto. Ir čia atbėga 4 tokie daug energijos turintis ir man į koją. Bam, kelienas beveik į kitą pusę. Nu dabar einu, pritūpti negaliu, o manęs laukia rytoj žygis iš Birštono į Kauną 3 dienų. Nu, žiūrėsis, kas su mano ta koja bus. O taip, diena prasidėjo visai nuotaikingai. Lietaus neturėjom, naktį truputėlį palijo, bet ne tai baisiai. Vaikai po kol kas yra visi sausi, oras gaivus, apsiniaukęs, pozityviai toliau žiūrim, kokia mūsų ta diena bus, kaip seksis su jais grįžti su dviračiais. Na, visai super, labai man patiko. Žiūrėt, kaip šuniukai, šuo gano avis, kaip kas veikia. Truputėlį mes prisitraukėm, darėm tokius koridorius, pro kuriuos ganė. Tai ta buvo labai smagu. Aplankėm alpaką, ponius ir visai tikrai geras laikas. Nesu matęs, kaip taip daro šuniukai gyvai, tik per teleką. Tai visai buvo smagu pamatyti, kaip tai veikia iš tikrųjų. Plius labai faina edukacija, papasakojo kas, kur, kaip ir kodėl. Na ką, po pasibuvimo kaime su avimis, su poniais, alpakomis, dviratukais miname atgal į stovyklavietę. Kiek tai iššūkis, nes vis tiek nedaug jų, 17, 2 vadovai esam, važiuoju iš galo, kad jie tikrai važiuotų teisingą kelio pusę, kad netyčia nebūtų straipsnių internete ir dar kokių nelaimių. Tai visai smagiai, lengvas pasivažinėjimas, biškį kelią skauda, dėl to, kad tie šuniukai pasistengia, po to laukia dar likusi įdomi diena. Tikiuosi spėsim į pietus. Dabar laukia mūsų dar viena įdomi programa su tokiais drakonais. Plauksime upėje ir per paskutinės 5 dienas. Pirmą kartą geriu kavą dienos metu, nuovargis ateina. Tai smagus programos etapas, žiūrėsim kaip seksis. Na ką, parplaukiam su laivais žalčiais, visai smagiai pasirklavom, valanda į vieną pusę, grįžom per pusvalanduką. Prieš upę taip prieš srovę kirkloja, taip gaunas. Labai faina, vaikai biškį pavargo, sakė prisitrynė mozolių. Tai, bet nuotykis smagu, kai kurie labai jau pyko, kad reikia, sakė motorui, neturim pinigų. Tai va, bet svarbiausia, vaikai smagus, vaikai laimingi ir jie dabar visi laukia vakarienės. Valgyt, šokit valgyt, norim valgyt!
Jinai prašo manęs telefoną, sako, mamai noriu paskambinti, askuim telefoną ir kalbėkis. Skambink. Mes nežinom, kaip Jinai jį dabar, naudot. jinai nežino, kaip naudotis telefonu. Nu tai ten telefonas, pažiūrėkit koks. Tai va, 20 tėtos sako, man neišeina, netoks protingas. Matot, kai neišmanus telefonas, jo ir neatsirakina. Pavyko atsirakinti? Taip. Ok, kas toliau? Ne, nu vėl. Vėl atsirakina. Nu prakeitimas. Nežinau, ką darai. Nežinau, kažkam paskambinti. Kažkam, je. Na ką, vakarienė praėjo ir dabar mūsų laukia karinis žaidimas. Su bičiuliu esam pragare ir duosim jiems užduotėlės traukti iš šuniuko bliūdelio. Jie atliks, gaus gyvybę ir galės bėgti toliau. Apkabink draugą. Kur man Draugą? duot rasti? O, gerai, super, bėg į pradžios tašką,